Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien laidoje matysite. Apie žemdirbystę, kurios principas nelaistyti, netręšti, neravėti. Vienai, 2-3 asmenų šeimai reikia, sakykime, 17 kopūstų visiems metam. Įskaitant šviežią vartojimą, rauginti ten ką tik nori. Tai galima suskaičiuoti vienoj lysvėj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Daugiau negu 17 yra vienoj lysvėj. Tarp toj pačioj lysvėj auga burokėliai visiems metams vienai šeimai, svogūnai visiems metams vienai šeimai, pupelės, morkos ir daug kitų rūšių augalų, kur praktiškai tau tai reikia vienos lysvės, jeigu tu ją teisingai suplanuoji. Apie restoraną, kurio idėja nekepti, nevirti ir nešildyti. Jūs įsivaizduokit, jeigu visi pradėtų valgyti tik tokį maistą. Tik žalią maistą. Tik žalią maistą. Ar mums reikės tiek daug gamyklų? Žiūrite laidą Ekovizija žalioji idėja. Netrukus jūsų dėmesio į pokalbis, tad dabar trumpa dosija. Viktoras ir Olga Dzindzeletos prieš 10 metų su 2 vaikais atvažiavo gyventi į Lietuvą iš Rusijos. Viktoras lietuvis tremtinių sūnus, Olga gimusi Kirgizijoje. Susipažino jie Novosibirske, o gyveno miestelyje Zima. Atvažiavę į Vilnių, Olga, Viktoras ir vaikai išmoko lietuvių kalbą ir pradėjo dirbti. Viktoras šiuo metu prekiauja kompiuterinę techniką, o jo žmona Vilniuje atidarė pirmąjį žalio maisto restoraną. Koks švarus būtų mūsų pasaulis, jei visi mes taptumėm žaliavalgiais, kaip mūsų pokalbio herojė Olga. Nebūtų gamyklų, nerūktų kaminai ir žmonės visi būtų sveiki ir geri vieni kitiems. Pasak Olgos, mūsų maistas kenkia ne tik mūsų sveikatai, bet ir mūsų sielai. Tačiau visi puikiai suprantame, žaliasis maistas ne visiems ir ne visada. Tačiau pakalbėti apie jį galima, nes Olgos prieš metus atidarytas žalio maisto restoranas Vilniuje dėmesio stoka nesiskundžia. Kiekviena gyvybė, žinokit, sukurta tam, kad, pavyzdžiui, pratęsti kitą gyvybę. Pomidoras sukurtas tam, kad pratęsti mūsų gyvybę. Ir po to vėl praėjus ir tapti naują gyvybę. O jeigu numušta viskas, tai ir negyvas maistas, negyvas daiktas, visgi nieko nesukurs naujo. O jums sekasi? Taip. Mes labai džiaugiamės, šiaip rizikavom labai, kai rugsėjo 1 praeitų metų. Buvo toks sprendimas ir rugsėjo 1 metų atidarėm. Rugsėjo 1 dieną? Jo. Bet tai buvo tik tai, tik pasibaigusi, o dar ir nepasibaigusi krizė. Iš tiesų, krizinis restoranas, ne? Krizinė... Taip. Jeigu buvo krizė, tai taip. Aš nežinau, ar buvo krizė. Galbūt kiekviena krizė yra mūsų galvoje. Aha. Jūs nepajutot krizės? Ne. Tokiai virtuviai, kur nereikėtų termiškai apdoroti maisto gaminti, šiaip tai mažiau reikėtų investicijas, aš pasakyčiau. Nes visa ta įranga, krosnelės, ten daug šaldytuvų, nes jeigu tai yra mėsa, tai turėtų būti ten atskiras šaldytuvas mėsai, ten žuvį ir taip toliau. Tai ir įrengimo prasme, jo, atrodo paprastesnė. Ne tik restorane, bet ir namuose. Jeigu žmogus pradeda gyventi ir būtent maitintis neapdoroto maisto, tu supranti, kad tau daug ko nereikia, ką mes anksčiau turėjom. Pas jūs nėra pieno? Nėra pieno. Nėra kiaušinių? Nėra mėsos? Nėra mėsos, nėra žuvies. Nėra žuvies. Olga, mes gyvename iš principo šiaurėje. Pas mus yra šalta. Mums reikia šiltos sriubos. Mums reikia šilto maisto. Ar jūs manote, kad mes ir žiemą galime gyventi be to? Ir galime išgyventi ir puikiai jaustis? Mes jau 3,5 metai taip gyvenam. Ir žinokit, labai puikiai jaučiuosi. Ir ypač šią žiemą aš jau supratau, aš tau pagavau tą komfortą ir man nėra šalta. Pavyzdžiui, jūs šiandien pas mus atvažiavot su paltu, aš atvažiavau taip, man nėra šalta. O jūs pati fiziškai pasikeitėt?
Fiziškai taip. Jūs turite mano fizinį kūną. Mano fizinį kūną. Tai va aš sulikinėjau per pirmus 2 mėnesius 15 kg aš numečiau. Per pirmus 2 mėnesius? Taip. Pradėjusi valgyti žalią maistą? Taip. Galbūt tai, žinokit, daug kas sako, čia nėra gerai, nežinau, ar tai yra gerai ar nėra gerai, bet aš puikiai jaučiuosi. Bet prieš tai, kai jūs pradėjote valgyti, aš matau jūsų plaukai bliskai, jūs tokia oda gera, viskas tvarkoje su jumis labai. Bet prieš tai, kai jūs pradėjote gyventi tą gyvenimo būdą, jūs buvote, daug stambesnė, daug... Taip, aš buvau tokia, turėjau, kaip sakoma, moterišką figūrą su klubais, kaip turi būti. Bet man dabar mano kūnas labai patinka. Ir mes labai drauge gyvenam. Mes mylim vienas kitą. Ir jisai dabar yra toks švarus. Vat jeigu jūs sakėt, jeigu pastebėjot mano plaukus, mano odą, aš irgi manau, kad jinai gera. Bet aš dabar mes nebenaudojam jau su vyru muilo kokį metai. Nes kūnas yra švarus ir visą tas nešvarumas ne tik išorė, iš vidaus. Žaliavalgiai kaip tikrina, ar gyvas maistas, ypač kas labai griežtai, ir yra įvairių irgi žaliavalgių, kas labai griežtai ten žiūri ir ten negyvą maistą tikrai nevalgys. Žodžiu, čia yra įvairių žmonių, kaip visada ir kaip visur. Taip. Ir kaip tikrina, jeigu, pavyzdžiui, sėklas nedygsta, tai reiškia, jie negyvi ir tada nenaudoja. Tai o visa kita, kai ir žaluminas... Kiek tas pomidoras yra gyvas, kuris yra jau nuskintas? Čia vėlgi yra, žinokit, įvairių požiūrių. Yra tokių, kai sako, jeigu tu tik dabar pasiėmė obuolį iš medžio, tai tada tik jisai gyvas, jeigu tu dabar tik suvalgiai. Bet mes suprantam, kad mes negalim, ypač gyvenant mieste, mes negalim. Aš manau, kad jisai gyvas iki tol, kol mes galim valgyti, kol jisai geras yra, kol jisai nepradėjo pūti. Tai mano tokia nuomonė. Vienas iš pagrindinių ingredientų tai bus kalafiorai. Jūs naudojate vandenį iš čiaupo restorane, jeigu žmogus nori vandens? Taip, iš čiaupo. Kai aš pradėjau domėtis prieš 3-4 metus, ne tiek daug buvo informacijos internete. Dabar yra labai daug informacijos, daug knygų. Ir ką aš gavau internete, po to savo patirtis kulinarijai, pirkau iš Amerikos, siunčiau knygas. Bet kaip ir visada, ir tradiciniai virtuviai, tu gali turėti kažkokią receptą, bet jeigu tu gaminsi, tu vis tiek, jūs va čia, vis tiek kažko pridėsi savo, tu pritaikysi prie vietinio maisto, nes ypač jeigu iš Amerikos, ten jau senai jie apie tai kalba ir ten daug greičiau viskas vyksta. O dabar mums reikės šitą mes viską naudosim. Ir šitus viską? Ne, visus galbūt mums per daug bus, gal porą dar gabaliukų. Jo. Ir viskas. Mes dabar... Smulkintuvas. Jo, čia yra smulkintuvas. Mes dedame savo kuskusą. Salero kotus. Salero kotus, razinas. Razinas praplautas, labai gerai reikėtų praplauti razinkas. Jie duoda saldumą. Tada čia džiovinti pomidorai jau irgi paruošti, pjaustyti, praplauti gerai. Ir dar reikės, čia trūksta mums dabar. Iš tiesų, aš manau, kad tas maistas yra daug greičiau paruošiamas negu karštas maistas, ane? Taip, teisingai, visiškai teisingai. Mums reikalingas. Tada galima baziliko, kinzos, ne kinzo, jinai lietuviška kalendra, man atrodo, vadinasi. Mėtos galima čia.
galima rūkalas. Žodžiu, ką mes turim, kokį žalumynų iš vis, žalumynų kuo daugiau mes turim, nes žalumynai tai yra, oi, aš ne ten įdėjau, žalumynai tai yra šaltinis visko ir tų pačių baltymų, kaip nekeista, nes daug kas klausia, iš kurgi jūs gaunat baltymus, jeigu jūs nevalgot mėsos. Nevalgot pieno. Taip. Tai praktiškai patiekalas yra paruoštas. Tik dabar alyvuogių aliejus. O druska? Druskos nereikia. Žinokit, šitas patiekalas yra... Čia praktiškai jokių prieskonių nėra. Nėra druskos. Čia yra tas tikras skonis, daržovių skonis. Ir jeigu jūs paragaujate, ar kada nors valgėt jūs salierų stiebą? Taip. Ar jums netrodo, kad jisai turi sarumą? Jisai surus yra. Tai vat šitam patiekalį, pavyzdžiui, aišku, džiovinti pomidorai irgi duos savo surumą, bet salierai yra, jie duoda surumą savo. Ir, pavyzdžiui, razinkos čia duoda... saldumą ir tas derinys, jisai labai toks, nežinau, man labai patinka, aš sakiau, ir pas mus daug kas ateina net kartais papietauti tik kuskusą. Jeigu skaičiuoti, kaip aš sakiau, nereikėtų jokių vaistų. Nereikėtų jokių priedo, nereikėtų, pavyzdžiui, man higienos priemonių dabar, kaip aš minėjau, aš dabar naudoju tik šampūną. Kremų, pilingų, skrabų, nieko to aš nenaudoju, man nereikia. Yra vienintelis, pavyzdžiui... Taip, jūs manot, kad mes iš principo užsiteršiam iš vidaus ir mūsų tas, tai kad mums reikia, tai kad mūsų oda sausa ir tai kad mums reikia visokiausių daug kosmetinių priemonių, tai yra mūsų užterštumas, neteisingai parinktas maistas. Taip.